Ir labai svarbu, kad visa tai, ką tu darai, būtų iš širdies. Kaip pasiekti savo svajonės ir tikslus? Ką tik praėjo naujieji metai ir tikriausiai dauguma iš jūsų parašėt kažkokius savo norus ant lapelių, kažkas gal įmetėt ugnį ir sudegino tos norus, tai nebebus, nebeišsipildys, nes ką tik sudeginat. Kažkas turbūt rašėte savo dienoraštį, ką nuveikėt per praėjusius metus, rašėt savo dėkingumo žurnalą, pildėt, už ką esate dėkingi praeitais metais. Kažkas turbūt savo galvoje įsikėlėt savo tikslą daugiau sportuoti, sveikiau valgyti ar gyvenime susirasti partnerį. Kažkas užrašėt ant lapelio arba į savo galvą įsidėjot mintį, pasėjot naują grūdą apie tai, kad kitais metais būsit geresni, laimingesni, turtingesni, pradėsit kažką daryti. Tačiau pats pagrindinis dalykas yra ne tik galvoti apie tai, bet pradėti daryti. Tai jeigu tu nori išpildyti savo svajonės, jeigu tu nori turėti tai, ką tu nori turėti, jeigu tu nori savo susikurti gyvenimą tokį, apie kokį tu svajoji ir tokį, kokį tu norėtum, tai nuo šiandien, nuo dabar susijimk ir pradėk daryti. Jeigu tu nori užsidirbti pinigų, atsistok ir eik daryti. Paskaityk informacijos, paskaityk knygų apie tai, kaip galima užsidirbti pinigų, kaip galima investuoti, kaip galima mažiau pinigų išleisti, kaip galima daryti kažką efektyviau ir geriau. Jeigu tu nori sukurti gražius santykius, domėkis santykiais ir kurk juos iš visos širdies, o ne iš savo galvos. Jeigu tu nori būti geresnis su savo kūnu, gyventi sveikiau, pradėk sportuoti. Ne tik nusipirk abonementą į sporto salę, bet iš tikrųjų pradėk į tą sporto salę eiti. Pradėk sveikiau valgyti, pradėk daryti kažką, kas tave džiugina. Ir labai svarbu, kad visa tai, ką tu darai, būtų iš širdies, nes vien darimas iš proto, vien darimas taip, kaip daro kiti, kopijavimas kitų influencerių ar kitų žmonių, kurie kažką daro ir atrodo sėkmingi ir laimingi, visiškai neatneša laimės tau. Nes darant kažką iš širdies, tu visada įdedi energijos iš savo širdies, iš savęs, iš savo vidaus, o ne tik iš proto. Nes darimas iš proto neleidžia tau būti laimingu visų pirma, nes tai yra kopijavimas kitų žmonių, o tu negali būti kitų žmonių kopija. Tu esi kitoks, tu esi unikalus. Todėl šiais naujais metais linkiu tau pasiekti iš tikro, ko tu nori, iš tikro, ką tu jauti, kad tu nori. Ir linkiu tau daryti tai, kas tave veža, tai, nuo ko tu džiūgauji, tai, nuo ko tavo širdis juokiasi, šypsosi ir džiaugiasi. Nes tik tai taip tu gali padaryti tai, ką tu nori. Tai linkiu pasiekti visko, ką užsibrėžiai pasiekti šitais metais. Linkiu, kad viskas vyktų dar greičiau ir geriau. Linkiu gyventi sėkmingai, džiaugsmingai. Linkiu turėti daug draugų, pažįstamų, susikurti gražų ratą aplink save, kad visada širdis būtų užpildyta gerais endorfinais. Tai gražių tau metų. Sveikinu visų pirma visus su naujais metais ir linkiu, kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Gražių metų.